Skaičiavimas Excel'yje. Kiekviena formulė Excel'yje, kiekvienas skaičiavimas langelėje turi prasidėti lygybę. Todėl rašom lygų ir dabar sakykim 2 plus 2. Parašom tokią formulę, išraišką, neturi būti jokių tarpų, nieko, spaudžiam Enter, tai yra įvedam ir dabar langelyje matom rezultatą 4, o formulio eilutėj matom pačią formulę. Dabar kokie ženklai ir kaip jie naudojami Excel'yje. Taip kaip ir matematikoje yra čia surašiau pliusas, minusas, daugyba yra žvaigždutė, dalyba pasviras brūkšnys ir kėlimas laipsnių yra, reiškia, jeigu 3 kvadratu lygu 9 užrašom taip, tai šičia yra toks vadinamas stogelis, kėlimas laipsnių. Jeigu noriu 3 kvadratu parašyti, tai rašau lygų, kad skaičiavimas prasideda 3 stogelis, kuris yra ant Š raidės, 2 ir Enter spaudžiu, turiu 9, 9, o čia tas yra. Prioritetai veiksmų, taip kaip aritmetikoje, iš pradžių keliam laipsnių, paskui iš eilės iš kairės į dešinę dalinam ir dauginam, o paskui atimam ir sudedam. Veiksmų seką galima pakeisti ir paprastais skliaustais. Iš pradžių atliekam skliaustuose, o paskui jau toliau važiuojam. Nieko nesiskiria nuo aritmetikos. Šiaip, jeigu norim paredaguoti, galiu įeiti 2 paspaudimais, redaguoti, matau formulę, nutrinsiu 3, 2, tai yra parašysiu 3, Enter bus 5. Tačiau paprastai taip niekas nedaro, niekas neskaičiuoja konstantom, tiksliais skaičiais, o tiesiog surašo į langelius tuos skaičius, o tada kitam langelį rašo jau formulę. Dveitukas yra A pirmame langelyje plus, ne pliusą parašiau, todėl rašysiu plus A2 ir tada įvedam ir gaunam 5. Jeigu mes pakeisim kažkokį skaičių vietoj 2, kaip mato, tuščias langelis yra 0, jeigu vietoj 2 parašysiu 20, įvesiu, iškart rezultatas pasikeičia. Iškart keičiasi visas rezultatas. Reiškia, čia yra parašyta formulė ir A1 ir A2 yra langelio adresai, tai yra kintamieji. Šiaip parašyti tokius, reiškia, langelio adresus rankom yra gana sudėtinga, bet jeigu jūs pastebėjot, kad parašius kažkokią adresą, reiškia, tas langelis žymiamas kažkokia spalva, šiuo atveju raudonai, tai galima ir kitaip daryti. Nutrinsiu, aš galiu bakstelti su pele ant to langelio čia ir to langelio adresas nusikelia į formulę. Vėl baksteliu ant 20, tada kažkokį rašau ženklą, šiuo atveju pliusą, vėl baksteliu ant trejetuko, tai yra ant A2, toliau niekur nebebaksnuoju, tiesiog įvedu tą formulę, Enter paspaudžiu ir turiu 23 yra. Dabar kokios gali būti klaidos? Reiškia, tą 23 galima naudoti ir toliau, pavyzdžiui, jeigu aš dar parašysiu kokius, nežinau, 2, tai yra vėl rašysiu lygų, galiu rašyti, kad 23, pavyzdžiui, minus 2 ir gausim 21. Dabar kokios klaidos atsitinka? Pirmoji klaida, kai nesutampa kintamųjų tipai. Jeigu čia, kaip sakiau, tuščias langelis, tai 0, bet jeigu aš čia parašysiu A, B, C, tai yra kažkokį tekstą, tai iškart value yra. Tai yra labai dažna klaida, kad nesutampa kintamieji. Vėl parašykim 2, vėl bus čia. Kita klaida, jeigu mes rašom arba rankom formulę, šiuo atveju pataisysiu ir parašysiu ten koks nors A, B, C, 5,
reiškia, ir atsimena jis tą ABC5, padarykim kokią nors tokią nesąmonę ir čia sakys name. Jis nežino, kas tas mano tas užrašas FKSD ir todėl jis sako name, kas tai per vardas, kieno vardas ir taip toliau. Ištrinkim visai. Kita dar yra klaida tokia, kad pavyzdžiui aš dalinu iš 0. Tai yra pavyzdžiui dvejetuką padalinsim iš pavyzdžiui šito dvejetuko ir gaunam šiuo atveju vienetą, bet jeigu šičia bus tuščias langelis, tai bus div 0. Tai yra iškart yra, reiškia, klaida, dalyba iš 0 niekur negalima. Ištrinkim ją. Dabar čia vėl dvejetuką parašykim, čia turim 5, galiu ištrinti ir šitą, kad nesimaišytų. Dabar pasižiūrėkim tokį, atkreipkim dėmesį. Šičia yra A1 plus A2, jeigu aš įterpsiu, sakykim, va čia vieną eilutę. Vis tiek 5 liko, bet mano formulė pasikeitė A1, A3. Tai yra ta formulė seka, kaip elgesi tie kintamieji, kurioj vietoje jie yra ir reiškia, galima įterpinėti eilutes ir taip toliau ir nesijaudinti, kad nukentės jūsų kažkokia formulė ir panašiai. Netgi pasižiūrėkit, aš galiu pasiimti šitą tiesiog panešti tą dvejetą į kažkokią kitą vietą ir nunešęs į F, tai yra ne visą dvejetą nunešiau, paspauskim, taip. Panešiu aš jį va čia. Ir vis tiek 5, bet, matot, jis yra E4, E4. Reiškia, formulė atseka, kur yra tas mano dvejetukas. Nešu jį vėl atgal. Dabar pasižiūrime formulę, jau vėl yra A1. Tai yra tiesiog formulė seka savo, reiškia, kintamosius. O galim pabandyti paspręsti patį elementariausią uždavinuką. Sakykim, aš surašau čia kažkokius žmonės, parašau studentus, sakykim, ir skaičiuoju. Aš surašiau visus dalykus, surašiau kažkokius pažymus. Mes norim suskaičiuoti vidurkį. Tų pažymių vidurkį. Ką mes turim padaryti? Jeigu skaičiuojame rankom kalkuliatorium, tai tuos pažymius sudedam ir, reiškia, padalinam iš pažymių kiekio. Tai čia turėtų būti suma, o jau tada, kadangi čia yra 3 pažymiai, 1, 2, 3, tada tą sumą dalinsim iš 3. Šiuo atveju lygų rašykim, lietuviškai išeisim iš lietuviškos lygų ir rašysim 10 plus 9 plus 8. Taip, ir įvedam. Turim užrašę tokią, reiškia, formulę, kuri suskaičiuoja, kiek yra pažymių, suma jų ir gaunam, kad yra 27. Dabar šioj vietoj mes parašėm kažkokią taisyklę, tai yra, reiškia, šitoj vietoj, kur aš stoviu, aš galiu jį užspalvinti, sakėm, geltonai, parašėm taisyklę, kad reikia sudėti 3 langelių vertes nuo savęs, tai yra, aš esu geltonas langelis ir sudedu 3 langelius į kairę nuo savęs. Dabar jeigu aš tą geltoną langelį kopijuočiau ir pabandyčiau čia įklijuoti. Ir įklijuojam. Kaip matot, įsiklijavo neskaičius 27, bet atitinkami geri skaičiai. Tai jeigu aš čia pažiūrėsiu, yra sudeda 3 langelius į kairę, šičia pažiūrėkim 3 langelius į kairę. Reiškia, kopijuodami mes perkopijuojam ne
tą rezultatą, bet taisyklę, formulę. Paprastai, dabar aš nutrinsiu vėl tuos, paprastai mes nekopijuojam, o tiesiog užpildom, tempiam žemyn ir turim visą formulę. Tempiam žemyn, turim visą formulę. Dabar galim paskaičiuoti ir vidurkį. Vidurkis būtų toks, reiškia, lygu šitą skaičių, tai yra sumą, padalinam iš 3 pažymių, enter, turim 9, dabar šitą formulę tempiam žemyn ir turim visą vidurkį.